Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien laidoje matysite. Apie fotografiją, kuri atveria duris į pasaulį, apie pasaulį, kuris keičiasi kasdien. Žmonės pridirbo labai daug žalos ir dabar tie padariniai yra neišvengiami. Taip pat laidoje apie namus, kurie taupo mūsų pinigus ir tausoja gamtą. Čia taip pat nėra jokio kosmoso, kaip aš visą laiką sakau, čia yra paprastos tradicinės medžiagos, kurios žmonės naudoja ir visose kitose pastatuose. Tai tiesiog yra kai ko yra truputį storiau, kai kas yra atlikta truputį kruopščiau. Primenu, jūs žiūrite laidą Ekovizija žalioji idėja. Netrukus pokalbis, tad dabar trumpa dosjė. Marius Jovaiša, verslininkas, leidėjas, fotografas. Jis studijavo istoriją, vėliau Švedijoje baigė kompiuterių mokslus. Daugiau nei 10 metų Marius vadovavo įvairioms reklamos agentūroms. Vėliau rinkodara ir reklama užleido vietą Mariaus aistrai fotografijai. Ypač jis išgarsėjo albumu Neregėta Lietuva. Lietuvą Marius fotografavo iš paukščio skrydžio. Dabar neregėtos Lietuvos nuotraukos keliauja po pasaulį ne tik albumuose, bet ir parodose. Pats Marius dabar daug fotografuoja Pietų ir Centrinėje Amerikoje, leidžia knygas ir keliauja. Šiuo metu jis su žmona Brigita ir vaikais poilsiauja Tailande. Dar visai neseniai gamta buvo nuspėjama ir vasara reiškia, kad bus saulėta ir sausa. Tačiau dabar net Karibuose ir Pietų Amerikoje vasara gali nereikšti nieko, gali ištisą savaitės lyti, būti vėsu ir apsiniaukę. Nuo šių aplinkybių Marius Jovaiša yra priklausomas tiesiogiai. Jis skrenda 1000 kilometrų, nuomojasi brangius lėktuvus su pilotais, tam, kad galėtų iš paukščio skrydžio fotografuoti savo albumams. Ir vis dažniau atsitinka taip. Jis atskrenda, išsinuomoja ir laukia. Laukia savaitę, 2. Kviečiu žiūrėti. Tas angliškai vadinasi global, ne tik tai, kad global warming, bet global weirding. Weird toksai žodis yra keistas. Keistenybės tokios globalinės vyksta. Uraganai, kada jiems nelaikas, arba sausas laikotarpis, kada jam nelaikas, arba lietus nesibaigantis, kada jam nelaikas. Ir kaip anksčiau būdavo, yra, sakykime, 3 kokie mėnesiai, kada visą laiką saulė šviečia. Ir tu gali planuoti, kad tu atvažiuosi ir skraidysi, fotografuosi. Tai dabar jokių prognozių niekas nebegali duoti, nes viskas pasikeitė. Per tuos 3 mėnesius, kada visada įprastai būdavo saulė, tai žiūrėk, nėra nei vienos saulėtos dienos ir lyja. Žmonės yra pridirbę tiek, kad čia reikės imtis radikalių priemonių. Čia neužteks, kad mes mažinsim tą anglies dvideginio išmetimą. Kiek man žinoma, net jeigu pavyktų įgyvendinti visus tos protokolus, kurių taip ir nepasirašo didžiosios valstybės, tai per 50 metų ta temperatūra sumažėtų gal tik 0,5 laipsnio. O kainuotų įgyvendinti tą reikalavimą labai daug trilijonų pinigų. Tai vietoj to matyti reikės ieškoti tokių, aš esu matęs ir skaitęs tokių įdomių dalykų, kaip, sakykime, dirbtiniai ugnikalniai, kurie turėtų išmesti į stratosferą dujas, blokuojančią saulę, kad temperatūra Žemėje mažėtų. Ir atsirado koncepcija Neregėta Lietuva, parodyti viską kitų kampų iš oro, kadangi oro fotografija man labai mėgstamas žanras. Va taip ir atsitiko, kaip net neįsivaizdavau. Nes tuo metu, kai skraidžiau ir dariau Lietuvą, tiesiog norėjau padaryti tokį albumą ir visai negalvojau, kad tai smarkiai štai pakeis visą tolesnį gyvenimą. Nes kai Neregėta Lietuva atsirado, tai supratau, kad čia tikrai man patinka tai daryti ir nusprendžiau toliau ieškoti galimybę daryti panašius projektus apie kitas pasaulio šalis. Mano vienas iš didžiausių yra galvos skausmų ir didžiausia problema šitos naujos veiklos, kai aš būnu išvažiavęs, tai kad aš pasiilgstu vaikų. 2 savaitės aš dar galiu pabūti, bet
daugiau kaip 2 savaičių aš be šeimos neišbūnu, jau man paskui prasideda. Tai tada reikia grįžti, pabūti su vaikais. Bet vaikų namai yra Lietuvoje vis tiek, yra Lietuvoje. Ir mano, aš neturiu jokių planų išvažiuoti ir palikti ir gyventi Lietuvoje. Mano čia labai yra stiprios šaknis, tėvai, seneliai, uošviai. Kai tik mes būnam Lietuvoje, tai labai didelę laiko dalį praleidžiam su šeima. Kiekvieną šeštadienį pas mano tėvus, sekmadienį pas Brigitos tėvus, dažnai lankom senelius. Ir kažkaip tai netrauktų manęs persikraustyti nuolat gyventi kitur. Aš norėčiau, kad bent jau vidurinį išsilavinimą, kol į mokyklą eis vaikai, kad jie čia Lietuvoje gyventų ir mokytųsi. Vėliau galbūt universitetai, kai atsiras jau studijos, galbūt kažkur kitur juos išsiųs pasimokyti. Bet šiaip tai Lietuva yra namai ir manau, kad taip ir liks. Nepaisant tokių kelionių gausos ir geografijos platumo, jūs esate žmogus su tėvynė ir labai ryškia. Taip. Ir aišku, čia prabangiai skamba tokie pareiškimai, kad esu patriotas, bet iš tikrųjų manau, kad esu patriotas ir myliu tą mūsų Lietuvą. Ir aišku, neregėta Lietuva ir tas parodos, o jau 17 šalių apvažiavom. Paskutinė paroda beje buvo Kubui. Havanai vasario 16 proga atidarėm. Labai sudėtinga viskas ten. Kubai viskas vyksta lėtai, biurokratiškai, reikia daug tai popierių, parašų, sutikimų. Tai beveik metus aš organizavau tą parodą. O kodėl? Ta prasme, lyg tai atrodo, kokia motyvacija pagrindinė organizuoti parodą Neregėta Lietuva Kuboje? Vienas dalykas, kažką pradėjus... Neregėta Kuba Lietuvoje būtų labai suprantama. Bus? Kada nors, aš tikiuosi. Aš sugalvojau padaryti tokį leidinį apie Kubą, kuris vadinsis ispaniškai Arriba Kuba, aukštyn Kuba. Ir to dar niekas nėra padaręs. Kuboje draudžiama skraidyti, fotografuoti iš oro ir tokių leidinių nėra. Tai kai aš tą sugalvojau, pradėjau aš ten važinėti ir varstyti įvairių organizacijų duris. Galų gale man pavyko susitarti su Kubos kultūros ministerija, kad jie palaikys mano šitą projektą ir visokiojopai padės. Bet dabar tas projektas yra užstrigęs kariškių lygmenyje. Jie niekaip nepatvirtina man tų leidimų skraidyti. Iš oro dažnai tų šiukšlių netaip ir matosi. Bet ar nereikia kokios šiukšlių? Koks pliusas yra, kai truputėlį atsitraukia ir pakyli ir prapuola tos smulkios detalės ir netobulumai ar maišeliai įvairūs tokie. Žinoma, jeigu tai yra jau kažkoks savartynas, tai irgi labai įdomiai atrodo. Aš esu fotografavęs tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Garuojantis savartynas ankstų ryto. Yra tokia estetika tam tikra irgi to dalyko. Bet, dėl tų išsiskleidžiančių dujų viduje rūgimo procesą. Kažkas tai tokio ten matyt sušvinksta. Ne, sąmoningai tai aš neieškau ir kol kas neturiu išsikėlęs kokio nors uždavinio, kad tai būtų kova su globalinė klimato kaita ar dar kažko. Manau, kad tai dabar labai madinga ir daug kas tą daro. Bet man truputį nepatinka, kai kokia nors tema pasidaro tokia didelė žiniasklaidos ir apskritai popkultūros gromuliuojama ir tampoma, ir pučiama, ir minkoma, ir eskaluojama. Tai aš manau, kad tada didelė rizika truputį nusigrybauti ir perdėti ir padaryti tą temą jau nebe mokslinę, o pseudomokslinę. Ir dabar labai daug kas gąsdina mus tais baisiais pasikeitimais ir nepataisoma žala, kurią žmogus jau padarė. Aš galvoju, kad žinoma, žala padaryta nemaža ir į atmosferą prileista tų įvairiausių dujų ir be abejonės
oro temperatūra, vandens temperatūra kyla. Tik tiek, kad kai tai pasidaro toksai popreiškinys, kovoti su ta klimato kaita ir didžiulis biznis yra daromas iš įvairiausių produktų ir paslaugų, kurie yra atseit žali, tai tada truputį darosi neskanu. Kad ir tokios akcijos, kaip valandą išjungti elektrą ar šviesą, aš manau, kad jos objektyviai nieko neduoda, nes ten nieks nepasikeis per tą valandą, o apskritai žmonių buitiškai suvartojama energija turbūt čia sudaro labai nedidelę kruopelytę visos problemos ir jos neišspręsi čia išeidamas iš tualeto užgesinės šviesą. Blogiausia, kad tokios akcijos kartais žmonėms sudaro regimybę, kad gyveni taip, kaip tu gyveni, kartą per metus sudalyvauji tokiam projektuke ir užsidedi pliusą ir galvoji, kad jau viskas yra labai gerai. Prieš kalėdas paaukoji labdarai, vasarį išjungi šviesą ir sudalyvauji akcijų darom. Bet tai jau yra sąmoningumas iš tiesų, jau tai yra pirmas žingsnis. Jeigu jisai toliau veda į kitus žingsnis, tai žinoma, kad taip. Kodai bus nulaužti